Sveiki, sukrovėm whiteboardį, sudėjom, trūksta dabar iki pilnos laimės dar apatinio slenkstuko, plastikinio juodo anoj pusėje ir uždėti dar dvi mažas užbaigimus mažiukus. Tai, bet reikia, žinot, pamiršau užsakyti, bet man atrodo, aš dar turiu kitam garaže pas save, tai nuvažiuosiu, pasiieškosiu, manau, kad rasim. Ir vienas dalykas, kas man nepatiko, kai sudėjau ir uždėjau dar tuos praplatinimus, pasižiūrėti, tai nepatiko man šitas ratas kažkodėl, tai man truputėlį yra pavirtęs į tą pusę. Nedaug, bet vizualiai aš matau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nepasidarys ratų suvedimas, nes negeras bus ratų išvirtimas. Tai dažniausia problema pas juos būna, jeigu kažkiek tai gauna į tą pakabą, per ratą ar kažkur, tai visą laiką tai vadinamas tupica praktiškai susilenkia jinai. Nežinau kokiu būdu, kaip, bet jinai palinksta ir tada jos jau išvirtimas vienas ratas gerai stovi, kitas ratas būna pavirtęs. Tai dar pasikelsiu, pasižiūrėsiu, ko dar iš pakabos trūksta, praeisiu visą pakabą atidžiai ir trūkstamas detalės pakeisim ir važiuosim į ratų suvedimą. Pats svarbiausias dalykas, tai kad pasidarytų ratų suvedimas tvarkingai. Tai vienas iš tų niuansų, kad reikės, jau esu tikras 90%, kad reikės keisti stupicą ir reikės keisti guolį. Nes jeigu stupica palinkusi, vadinasi gavo per ratą, o jeigu gavo per ratą, tai guolis dienos jos suskaičiuota, jeigu ir neužė, tai dienos jos suskaičiuota bus. Tai nieko negalvosim palikti, pakeisim į naują. Tai pasikeliam ir žiūrim, kas dar iš pakabos pas mus dar yra reikalų ar nėra. Gerai, žiūrim. Ok. Stabilizatorius. Labanaktis, stabilizatorius. Įdomu. Jaustųsi per pakabą, kad kažkas tai čia negerai, ar ne? Manau, kad jaustus. Guma išaugus. Čia praktiškai visuose jūse būna po atvažiavimo. Aš taip įsivaizduoju, kad jie, kai krauna čia su šakėm, pagrindė čia įma, gal išstumia ar kažką tai padaro, bet čia nieko baisaus, čia atsisuka skardelį, nusiema, dangtis nusiema, įsistato ir viskas 100 metų toliau. Ok, žiūrim, kas mane labiausiai neramina, tai reikia žiūrėti čia tie tarpai. Bet ne tas ratas. Tai nereiktų slonimo čia pakeisti. Ne. Žiūriu, man vizualiai tai jis tikrai pavirtęs yra. O gal ir ne. Gal tiesiog suvedimas, gal kai vairas susisukinės. Nu, tikrai buvau tikras, kad... Nu gerai. Aišku, čia mano toks matavimo metodas įdomu su pirštukais. Įdomu, kuris lieknesnis, ne? Bet čia, kad man priešingai šitas atrodo. Ne, nu vat pirštukai apgauna. Šitas yra nuo disko iki stupicos 3 cm, o šitas yra nuo disko iki stupicos 3,5. Tai va, prašau, pusė centimetro šitas ratas yra paguldytas į tą pusę. Tai, kaip ir sakiau, reikia stebulę pakeisti. Ok, no problem. Stebulė, stabilizatoriaus traukės, šitą gumytę pastatyti į vietą. Ai, čia mano laikina buvo uždėta vairo traukės angalis. Reikia pasikeisti vairo Ok, toliau žiūrim, ką turim. Aha. Gerai, čia pasikeičiam. Šitas tvarkoj. Dugno apsaugą susidedam.
Čia iš priekio tai kaip ir daugiau nieko nereikia, viskas yra savo vietoje. Taip, reikia šitą dugno apsaugą. Šitą reikia pakeisti dugno apsaugą. Čia iš pakabos tą kelmą visą naują pastačiau. Čia yra. Čia viskas kaip ir tvarkoja, tai reikia tik tai ratų suvedimą pasidaryti. Ir žinot, ko trūksta čia. Jeigu jūs pastebėjot, parašykite į komentarą. Juokauju. Duslintuvas vienas. Man atrodo, kito trūksta. Kažkur tai dingo. Ar matau, vat, jeigu žiūrint taip nuo pradžių, vat, seki ir nėra. Reikia duslintuvą pakeisti. O toliau aš nieko nematau, ką reikėtų čia iš galo keisti. Tai reiškia, tik tai reikia sudėti trūkstamas. Šitą pakeisim, tą uždėsim naują ir čia dugno apsaugą sudėti. Tai viskas ok. Kas man patinka iš tikrųjų šitose mašinose, tarkim, kaip ir pas mane, trikdo mane šitas vamzdis. Kas man patinka juose, tai jų pakaba. Ta prasme, jinai yra ganėtinai paprasta ir laiko tikrai gerai, nes pavyzdžiui, su tuo baltu ramu atvažinėjau. Gal ir netiek daug aš su juo nuvažiavau, aišku, 60, ten, man atrodo, 5 gal tūkstančius aš nuvažiavau su juo, absoliučiai nieko iš pakabos nereikia daryti. Absoliučiai, ta prasme, jos tokias, nežinau, mano akim jos žiauriai patikimos, paprastos ir patikimos. Tai ir čia šituose challengeriuose lygiai tas pats irgi laiko, tvirtai, nėra kažkokios tai baimės, kad tuoj kažkas tai subirės arba ten kažkas tai bilda. Vienintelis dalykas, kurį gal reikėtų pakeisti dažniau būna, tai stabilizatoriaus traukutės. Visa kita, mano akim, tai yra susirietęs čia stovi. Visa kita, tai mano akim ilgamžiška čia. Tai sakyčiau, kas liečia pakabą, tai jie žiauriai patikimi yra, nepaisant kitų mašinų. Aišku, negaliu apie kitas mašinas kažko tai atidžiau pakomentuoti, bet kiek teko turėti, kas šiandien, šienus. Kiek teko susidurti su kitom mašinom, tai čia 100 kartų patikimesnė pakaba ir laiko ir panašiai. Tai man jie ir gražus, tikrai gražus. Šitas man gražus, man šitas patinka. Norėčiau gal ir savo štokio. Žinot ką? Varysiu, aš jaučiu irgi kvapukų, nusipirksiu į u11.lt ir bandysiu galimybę tokį gauti dovanų. Gerai, juokas juokais, važiuojam detalių, ieškom, susivežam ir keičiam, nes reikia kuo greičiau įdaryti, pasikeisti tas visas tupicas ir važiuoti į ratų suvedimą. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Atvarai, ką turiu, pasiimu ir taip pasižiūriu R. Man reikia L, left pusės. Čia visą laiką tai būna. Nesikeiksiu. Kodėl negali būti R pusėje sulenkta tą, ką turiu? Bet jau yra kaip yra. Tegul lieka ateičiai. Važiuoju užsisakyti ir pirkti naują, kitą. Žiauriai, gaila. Lyg tai turėjau, lyg tai neturėjau, nepamenu. Ne, neturėjau. Tik tai šita yra. Nes vieną turiu dar naują garažę, bet irgi R pusė ir tikėjausi, kad čia bus L pusė. Ne, čia irgi yra R pusė. Ok, važiuojam, užsisakinėsim. Oi, sako, dar nenudažėm. Sakau, nejuokaukit, ne, sako, viskas ok, bet dar šviežias, toksai, žinai, kaip bandelė, ką tik tai iškepta. Pum. Gerai, reikia dar pasidėti dabar kažkaip tai. Žinau, kur pasidėsiu. Va, pam. Kaip jam čia pagalvėlė padaryta. Gražiai, atsinguls, va, kaip gražu. Pasiėmiau paskutinę detalę nudažytą. Buvau pamiršęs apie veidrodėlį, kad nėra veidrodėlio. Kažkaip net iš galvos išėjęs buvo ir
Tai po to buvau atvežęs praeitą savaitę, šiandien nudažė, viskas ok, pasiėmiau, tai dabar bus galima surinkti iki galo duris, sujungti viską ir salonas bus baigtas pilnai. Nes šiandien dienai, tai jeigu matėt serijose, tai viskas kaip ir vietoj, bet vienos durys be veidrodėlio. Va, tai tau. Važiuoju, užmesiu greituoju būdu. Čia, žinai, pasiėmėm originalių detalių. Važiuojam, pasikeisim. Stebulės nėra. Žiauriai gaila, kad nėra stebulės, tik tai rytoj bus nieko. Pakentiesiu iki rytojaus pasikeist, kad ir dar po kitos dienelės į ratų suvedimą. Šalta, važiuojam greičiau. Praeitą savaitę auta.lt baigėsi Durango aukcionas. Deja, nebuvo pasiektas mano rezervas, kurį aš buvau nusistatęs, bet aš labai nenusiminiau. Aš tiesiog už pasiūlytą tą kainą neatidaviau, nes aš galiu vėl nemokamai įkelti aukcioną ir laukti didžiausios pasiūlytos kainos. Tai yra, spaudžiu mygtuką pakartoti aukcioną ir viskas. Sėkmingai įkeltas pakartotinai aukcionas. Tai ką norėjau pasakyti, jūs irgi, jeigu turite parduoti automobilį, motociklą, ratlankius, padangas, traktorių galų gale, lėktuvą, jeigu turit parduoti, jūs visą tai galite padaryti nemokamai auta.lt. Sukuriat aukcioną ir laukiat pasiūlytos didžiausios kainos. Jeigu pasiekė jūsų rezervą, valio, atiduodat, jeigu nepasiekė, tiesiog neatiduodat ir viskas. Bet jeigu pasiekė aukcionas jūsų rezervą, jūs tiesiog laukiat skambučio, atvažiavo, pasiėmė ir išvažiavo. Be jokių papildomų klausimų, be jokių nieko absoliučiai nereikia. Tiesiog savo ramiai sėdėt namuose, laukiat, atvažiavo, pasiėmė ir tiek. Eikite į auta.lt ir parduokit tai, kas jums nereikalinga. Atsivežiau apsaugas, atsivežiau tokius plastikus, ten dedasi polistirolas, plastikas, nežinau kaip, ant durų dar gumytė dedasi ir dėja, bet šiandien negavau šitos stebulės, tik tai rytoj bus. Tai rytoj pasikeisiu, bet iki tol aš noriu susitvarkyti, užsidėti apsaugą, pasikeisti stabilizatorius ir ten tą gumą įstatyti į vietą. Tai kimbu į darbus, šitos visus dalykus pasidarau. Užsidedu posparnius, nes negalėjau dėti posparnių, kol nėra įdėti šitie dalykai. Jie turi ten įsistatyti. Tai juos reikia susidėti. Tada uždedu posparnius, uždedu apsaugą ir dar vienos apsaugos laukiu. Čia dar tokia mažytė eina apsauga. Tai, bet čia jau, kaip sakant, neturi labai didelės įtakos. Ir viskas, rytoj laukiu tada, kol atvažiuoja stebulė ir pasikeičiu stebulę ir važiuoju į ratų suvedimą ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. Dar ką pasikeisiu, tai šitą vairo traukę angalį pasikeisiu. Vairo traukę čia ir taip mano pastatyta, bet čia tokia laikina, bet problema tame, kad šitas angalis atsukus labai laisvai yra, tai ar sriegis netitinka, ar ką, oho, kaip čia sukasi. Viskas, ok, varau, pasikeičiu ir aš labai tikiuosi, kad šiandien mes turim antradienį, tai kad ketvirtadienį aš važiuosiu į ratų suvedimą ir labai tikiuosi, kad ratų suvedimas pasidarys, o kai pasidarys ratų suvedimas, vadinasi, viskas padaryta teisingai. Turiu įtarimų biškį į galinius ratus, bet aš tikiuosi, kad mane apgauna mano akys. Bet pasitikrinsim. Aš jau minėjau apie pakabą, kad čia pakankamai viskas lengvai keičiasi. 1, 2 ir viskas. Ir kitose mašinose
ženkliai sudėtingiau pasikeisti tą patį stabilizatorių. Čia tai, aš kaip sakau, vienas juokas. Statom gumelę. Taigi čia Dodge Challenger. Viskas čia paprasta. Bet kas keista, kad kaip paprasta, bet kartu ir nepaprasta. Kodėl aš akumuliatorinio susuko nepasijungiau? Nežinau. Gal taip reikia. Dėsiu į tas apsaugas prieš vėjinės, kaip čia jas skaitas. Čia tipo, ne. Čia viskas dėl jūsų, naujai turėjau dėvėtas, bet murzinas labai. Tai viskas dėl jūsų, tik dėl jūsų. Gerieji žmonės, tik dėl jūsų. Čia tiesiog įsineda. Čia paprašiau padaryti, tarkim, kitose mašinose, tai jie ten, žinai, prisukti dar kažkas, tai... Šitą jie nedaro. Kad turiu įtarimų, kad tuoj bus tik tai tung ir išsijungs šviesutė, nes jį visą laiką aš ją pamirštu pasikraunu. Šiaip tai labai geras dalykas yra. Oi. Nagi, pasvarstykime ir pagalvokime, ar mes tikrai čia viską pasijungėm, užsidėjom ir ar viskas yra gerai. Viskas yra gerai. Kur mano posparniai? Dabar laukia svarbus momentas. Dėsim kitoj pusėj posparnį. Tai posparniai sudėta, apsauga uždėta, stabilizatoriai pakeisti. Va čia jau matau blogai, vieną vietą reikia sutvarkyti. Į skardelę, stabdžių disko apsaugos skardelę reikės sutvarkyti dar, bet tai čia toks čiuk atlankstyti, ar papusičiau, kažkur tai liktai naujas turėjau, tai uždėsiu jau ką naujas. Ta, kaip ir minėjau, dugno dar laukiu apsaugos, stebulės laukiu. Stupicos, stebulės, nežinau, kam kaip patogiau pakeičiam ir rytoj turėtų būti, tai jeigu rytoj atvažiuoja, aš iš ryto pasiimu, užmetu ir su pakaba jau viskas bus. Liks tik tai dar sykį pasikartosiu. Ratų suvedimas. Bumbuliukas dar reikia tas sutvarkyti. Duslintuvas dar, bumbuliukas tai yra priešrūkinis. Ir dar smulkmenų yra krūva, bet tokios smulkmenos, kurios ten, kaip ant durų, tas plastikas reikia uždėti ant vienos, ant kitos pusės, veidrodėlis, kurį šiandien parsivežiau, reikia uždėti, apšifkė, durų, viskas. Atvažiavo Stupica, gavau žinutę, tai reikia važiuoti pasiimti, pasikeisiu ir pakeisiu to pačio guolį ir bandysiu šiandien važiuoti į ratų suvedimą. Jeigu ratų suvedimas pasidaro, tai lieka tik tai mažos smulkmenos. Aišku, kaip ir minėjau visą laiką, tai tos smulkmenos labai daug laiko atima, kol viską damuši iki galo.
Bet man svarbiausias yra dalykas, kad pasidarytų tvarkingai ratų suvedimas. Važiuoju, pasimsiu stupicą ir lekim. Turim stebulę, turim va, laikiklių, turim priešrūkinį žibintą. Žveria jinai. Ok, einam į bagažinę. Šitą tai pasidėsiu čia. O. Durango SRT Challengerio. Dydis panašus. Kažkaip paskutiniu metu su stebulė mane, turiu reikalų daug. Atvyko automobilis, šis Fordas atvažiavo iš Kanados. Aš jo nedarysiu, čia yra kliento automobilis. Aš tik tai ką noriu pasakyti, kad klientas prieš pirkdamas pasinaudojo ir pasitikrino jį, ar viskas su juo gerai, ar viskas su juo tvarkoj. Tai per cardbithelper.com įvedė VIN numerį ir ten viskas aiškiai buvo parašyta, kas, kiek važiavusi kilometrų, noriu pabrėžti, nes Kanadoje kilometrais viskas yra, kiek autoįvykių jisai turėjo tik tai vienintelį šį autoįvykį. Koks buvo tiksliau aukcione, toks ir atvažiavo. Tai ką aš noriu pasakyti, jūs visada prieš pirkdami automobilį būtinai pasitikrinkite per cardbithelper.com, o su kodu U11 gausit 10% nuolaidą. Taip kad nusipirkit to, ko nenorėtumėt pamatyti. Nieko sako, kaip sunkiai atsisukė. Myręs gulis. Bet mes turim naują. Tai jeigu jau dabar girdisi, kaip jisai daro, tai čia jau. Vos ne į dantis. Viskas. Įdomu, kiek užtrukau? Tikrai nedaug. Nu, ir dabar pasimsiu savo suvediminį metrą ir pasimatuosiu, ar yra gerai, ar nėra gerai. 3,5. Puiku. Viskas labai gerai. Taip, čia prisukau. Viskas gerai. Ir pasistatė į vietą. Stupicą pakeičiau, guolį pakeičiau, pasimatavau preliminariai su metru. Viskas gerai, nes prieš tai buvo 1,5–3,5 cm nuo rato, o šitas buvo 3 cm. Tai reiškia, jisai buvo pavirtęs į tą pusę, kas vizualiai ir matėsi. Dabar kai pakeičiau, čia 3,5 ir ten 3,5. Viskas good. Opa, grįžom, parvežė mašiną iš ratų suvedimo, nusikroviau, buvo viskas pabėgę, dabar viskas ledas. Aš kaip ir sakiau, būčiau nepakeitęs stupicos, būtų buvę 100%, kad būtų nepasidarę išvirtimas rato. Tai valio turim, dabar
standartinė mano frazė, važiuojam į test drive'ą. Ne viskas taip gerai pavyko su test drive'u. Šiaip važiuoja viskas ok. Užsidegė ABS lemputė ir antipraslydimas. Kažkuris tai daviklis ratuose, reikia kompą pasijungti, pasižiūrėti, neveikia. Ir kažkas priekiniam dešiniam rate man subilda. Nežinau kas, aišku, ratų suvedimas pasidarė. Tai tikriausiai ne vairo traukė. Bet kažkoks garsas yra pašalinis, reikia pasikelt, pasižiūrėti ir surasti. Iš pradžių dar kompą pasijungsiu, pasižiūrėsiu, kurį ar daviklį metą, ar šiaip kažkokia tai klaida yra. Bet turiu įtarimų, kad daviklis bus. Nu, gut, neprisimenu. O, turiu mintį. Antras dublis. Gerai, man liko 2 rebusai. Nori šitą challengerį? Tau tai reikia užeiti į u11.lt, įsigyti tokį kvapuką ir turi galimybę gauti šitą challengerį. Paskubėk.